Įmama lenta, sakysim, gali būti ir tokia. Jis yra supjaunama, padaromos 4 lentutės. Lentutės plotis yra 18 cm, aukštis 35 cm. Dabar mėginsim iš šitų 4 lentų sukalt inkilą varnėnui, parodyti visą gamybos procesą. Skylutės gręžiamos tam, kad kalant vyniui neskiltų mediena. Vynys naudojami 3,1 mm storio, 70 mm aukščio 7 cm ir geriausias sraigtiniai, kad drėgmė negalėtų jų iš medienos išstumti. Padarius tai tokią dėžutę, daromas yra dugnelis, ko anksčiau nepaminėjau, jis turi būti įleistas į vidų, būtinai. Neprikaltas iš lauko, bet įleistas į vidų, kadangi jeigu bus prikaltas iš lauko, va taip atrodys, reiškia, esant dideliam drėgmės poveikiui, drėgmė vienis išstums ir dugnelis su visa lizdinė supūvusia drėgna medžiaga iškris. Ir inkilas bus netinkamas naudoti. Dabar gaminsim dugnelį. Išsimatuojam, kokios reikia mums lentutės. Atsipjausim su staklėm lentutę, jeigu bus saus. Pjaunant su pjūklu būtinai užsidėkite akinius, kad drožlės nepatektų į akis. Taip pat pragręžiamos skylutės, kad netrūktų lenta. Dugnelis yra įleistas į vidų, dabar darysime angą įskridimo. Išsimatuosim atstumus, išgręšim skylę. Naudojamas specialus 5 diametro prietaisas. Padarius angą, ją reikėtų apšlifuoti, sutvarkyti. Namų sąlygom galima, nenaudojant tam tikrų prietaisų, galima skylę padaryti, paprasčiausiai išpjauti su pjūklu kvadratinę skylę, maždaug 5 cm diametro. Galima tokią skylutę padaryti kampe, varnėnas puikiausiai apsigyventų. Nebūtinai taip daryti. Čia jau daugiau naudojamos
mechaninės priemonės specialios padaryti tokią skylę, bet galima daryti ir kampuose. Dabar darysim stogelį. Stogelį naudosim šiek tiek platesnį lentą. Jeigu šiandien mes turėjom 18 cm, platesnė lenta bus 22, kad užeitų šiek tiek į šonus ir drėgmė nepatektų tiesiai lentą, o nulašėtų šalia jos. Lentos ilgis bus 34 cm, kad biškį išsikišus būtų į priekį. Šiek tiek apdailinam lentutę, dabar ją apskardinsim ir prikalsim prie inkilo. Atrodys maždaug taip. Yra svarbu, kad lenta būtų platesnė ir užeitų šiek tiek už inkilo, kad drėgmė neeitų tiesiai ant lentos, o nuvarvėtų į šoną. Taigi taip pat užleisim biškį gale, nedaug, bet užleisim. Priekiai įsikišimas yra maždaug kokie 10 cm, inkilas maždaug atrodys taip. Skarda naudojama 0,45 mm storio, gali būti cinkuota, gali būti necinkuota. Skardelę pritvirtinsim dabar prie stogelio medvaržčių pagalba. Medvaržtukai naudojami 4,2 mm storio ir 14 mm ilgio. Užlyginsim dabar kampus, padarysime kirpimą, kad užsilenktų gražiai priekis. Štai turime padarytą stogelį, skardintą. Dėsime dabar ant inkilo. Pasižiūrėsim, kad jisai lygiai užsidėtų. Būtų vienodi atstumai. Ir medvaržčių pagalba pritvirtinsim prie inkilo konstrukcijos. Pasidarysim skylutes, kad medvaržtis galėtų lengvai praeiti per skardą. Prigręžti reikia atsargiai, stengtis, kad neskiltų lenta. Medvaržčiai naudojami tam, kad po to lengvai atsukus juos būtų galima stogelį nuimti ir inkilą išvalyti. Varnėnų inkilą reikėtų valyti kas 3 metai maždaug, nes varnėnas mėgsta inkilą susitvarkyti pats. Smulkiai paukščiai to nedaro. Už tai varnėnų inkilai valomi šiek tiek rečiau. Dabar darysim konstrukciją, kaip inkilą pakabinti prie medžio, bet prieš tai prigręšim skylutes dugnelį, kad pasišalintų drėgmė. Padarius skylutes pasišalę drėgmei, darysim pakabinimą prie medžio.
Naudosim 6 mm kaitintą vielą. Atsikirpsim, ją pritvirtinsim prie inkilo. Darysim savotišką kabliuką, kad įleist į esančią kiaurimę iš apačios, kad vielą stipriai pritvirtinti prie inkilo. Taip pat ją pritvirtinsim dar papildomai klinuku. Kuo tvirčiau būtų. Paimsim skardos, išsikirpsim specialius tvirtinimus. Paimsim gabaliuką tos pačios vielos, padarysim specialų sulenkimą, kad lengviau būtų. Štai turim tvirtinimą, dabar padarysim kilputę. Su kuria bus galima arba užkabinti už šakos, arba tiesiog prikalti vynį prie medžio, inkilą užkabinti, vynį užlenkti ir pritvirtinti. Štai yra pagamintas inkilas varnėnam. Aišku, reikėtų dar, turint priemonės, nušlifuoti dėl grožio kraštus, taip pat palyginti šiek tiek dugnelį. Toliau reikėtų paėmus specialų impregnantą, tai yra Sepas 2, koncentratas naudojamas skystis, kuris suteikia galimybę medienai išlikti ilgesnį laiką, apsaugoti nuo drėgmės. Tai yra koncentratas keičiasi su vandeniu, pasidarius tokį tirpalą, į jį rudos spalvos pigmento, tada inkilas bus rudas. Ir inkilą naudojant teptuką nudažyti, šiek tiek palaukti ir jisai išdžius. Kai jisai išdžiūna, pilnai galima įkabinti sodybose, parkuose, miškuose, visur. Dar nepaminėjau prieš tai, kad lentos turi būti neobliuotos, o tik tai pirmo pjovimo. Ypač vidinė pusė. Lauką galima šiek tiek pašlifuoti dėl grožio. Tai būtų tiek, kaip gaminamas inkilas. Tai galima inkilą dažyti kaip jums patinka. Galite spalvinti ryškiom spalvom, galite nupiešti, paukštis praktiškai šito nebijo.